2024 metais poetas Kęstutis Navakas būtų šventęs 60 metų jubiliejų. Minint šią progą, Maironio lietuvių literatūros muziejus lankytojams pristatė galimybę susipažinti su ekstravagantiškojo rašytojo asmenybe per stilingą bohemiško gyvenimo atmosferą kuriančią parodą Mes silpnesni už daiktus, sudarytą iš 3 kambarių, simbolizuojančių Kęstučio Navako namus ir gyvenimo eigą. Parodos pavadinimo prasmę atskleidžia lankytojus pasitinkantis terminalas, kuriame sutilpo visi maži, bet reikšmingi menkniekėliai, kurių visų parodyti gyvai nebūtų įmanoma. Jie pasakoja apie gausybę poeto pomėgių, darbų, sutiktų žmonių ir primena atsitiktinius dalykus, ženklinančius tam tikrus pokyčius. Rašytojas, poetas, publicistas, vertėjas, LRT laidos Kultūros namai vedėjas, nacionalinės premijos laureatas ir legendinio knygyno 7 vienatvės siela Kęstutis Navakas gimė 1964 m. vasario 24 d. Šeiminiškiuose, Utenos rajone. Būsimojo poeto mama mirė dar kūdikystėje, o tėvo augdamas rašytojas nepažinojo. Abu tėvus Kęstučiui atstojo mylima močiutė Eleonora, ji auginusi Taujėnų dvare, kuriame prabėgo idiliška vaikystė. Atėjus laikui eiti į mokyklą, Kęstutis su seneliais perskėlė į Kauną, Žaliakalnį. Atsikrausčius į miestą, būsimasis rašytojas mokėsi Kauno Juozo Aleksonio vidurinėje mokykloje, dabartinėje Saulės gimnazijoje. Įdomu tai, kad ilgainiui Kęstutis, gimęs kitame krašte, tapo tikruoju kauniečiu. Jei kam reikėjo pasakojimo apie unikalią Kauno dvasią, kviesdavo būtent jį. Pirmoji parodos dalis iliustruoja Navako vaikystę ir jos atmosferą Žaliakalnio namų palėpėje. Išgalvotų valstybių vėliavos ir pašto ženklai, mokslinės fantastikos transporto priemonių piešiniai ir močiutei dovanotas autoportretas, pirmųjų romanų sąsiuviniai, liudija, kad lakios vaizduotės Kęstutis nuo pat jaunų dienų buvo linkęs į kūrybą. Meilės kupinas sveikinimas močiutei ir penketukai pažymių knygelėje netrukus užgožiami maištingos paauglystės atributais, menančiais besivystantį muzikinį skonį, daugeliui sovietmečio paauglių būdinga vakarietiškos popkultūros troškulį, o mokslus sujaukia vakarinis darbas su muzika ir šviesomis restoranuose Kaukas ir Žalias kalnas. Raudonasis kambarys simboliniuose poeto namuose liudija apie pilnai subrendusios ekstravagantiškos ir stilingos rašytojo asmenybės gyvenimą ir veiklą. Originali apranga, kandus humoras ir netramdomas vitališkumas trykšta iš jaunystės nuotraukų ir eilėraščių rinkinių puslapių. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, poetas naudojosi laisvę keliauti, įveikė atstumą nuo Jungtinių Amerikos valstijų iki Japonijos. Šiuo laikotarpiu išleista poezijos rinkinių, Kęstutis Navakas dirbo prie LRT laidos Kultūros namai ir organizavo literatūrinius renginius knygyne 7 vienatvės į Mikalojaus Daukšos gatvę 31, nuolat pritraukusių spalvingus Kauno bohemiško gyvenimo mėgėjus ir, kaip liudija fotografijos, čia svečiavosi ir Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ir Estijos prezidentas. Jauki raudonojo kambario erdvė atskleidžia kontekstą, kuriame skleidėsi poeto kūryba. Rašytojo teigimu, žmogus nekuria eilėraščių. Pastarieji jam atsitinka. Toks vidinis įvykis tampa įmanomas tik leidžiant sieloje vykstantiems procesams rutulioti savaime, paliekant juos ramybėje. Raudonasis kambarys ir yra toji ramybės oazė, kurioje poetas buvo supamas perskaitytų knygų, 1500 vinilinių plokštelių ir peilių kolekcijos. Kompanija kūrėjų čia palaikė ir jaunystės idealo Džordžo Bairono portretas. Romantizmo, neoromantizmo tradicijomis žavėjęsis Navakas šio poeto gimtadienį švęsdavo labiau nei savąjį. Sausio 22-ąją čia užsidegdavo žvakės, liejosi raudonasis vynas ir skambėdavo įgarsinta britų klasiko poezija. Paskutinėme kambaryje gyvenimo tempas lėtesnis. Paskutiniais žemiškosios kelionės metais liga poetą privertė taupyti jėgas. Tad šiuo laikotarpiu Kęstučiui Navakui arčiau širdies buvo sėslus ir uždaras gyvenimo būdas, kuomet jis klausėsi muzikos ir žiūrėjo filmus. Paties poeto įvardintas kasdienybės konstravimas ties šiuo tašku fiziškai apribotas namų Žaliakalnyje kambariais ir privačiu kiemeliu, kuriame rašytojas šokiruodavo savo kaimynus, nuolat išeidamas parūkyti, tai su paauksuota karinė uniforma, tai puoselėdamas rytų mistiko įvaizdį. Aš esu žaidžiantis vaikas, aš Baironas. Aš žydas, aš samurajus, kalbėjo jis.
Nors gyvenimo saulėlydyje rašytojas retai palikdavo namus, nuo jaunystės būdamas imlus naujovėms, aktyviai reikšdavosi socialiniuose tinkluose, kuriuose rado savo auditoriją. Su jo tekstais buvo galima susidurti ir Kauno dienos numeriuose, o parodos paskutinėme kambaryje Maironio lietuvių literatūros muziejaus lankytojams taip pat suteikiama išskirtinė proga susipažinti su niekada nepublikuota Kęstučio Navako išversta poezija. Greta leidinio su poeto Facebook platformoje pasidalintais įrašais paliktas peilis vėl primena apie įvairialypę, rėmuose netelpančią šio įdomaus žmogaus asmenybę, kuri visada vaikščiojo tarsi peilio ašmenimis. Kęstučio Navako gyvenimas baigėsi 2020 metais reikšminga vasario 16 dieną, nespėjus sulaukti 55-ojo gimtadienio. Poeto Antano A. Jonyno pastebėjimu, Kęstučio Navako gyvenimas buvo tarsi vaidmuo teatre, kurį rašytojas atliko nuoširdžiai, iki galo, neišduodant savo principų. Kaip ir dera poetui, Navakas gyveno ir kūrė savo nuožiūrą, nesivadovaujant primestomis normomis, atmetant konformizmą ar dresuotą vienodumą. Tariant jo paties žodžiais, poezijos žinia labai stipri. Ne kiekvienas atlaikys. Žmogaus dvasia turi savas ribas ir tų ribų pavadinimas paprastas – iliuzijos. Poezijos žiaurumas slypi tame, kad ji griauna iliuzijas. Proza jas kuria, poezija griauna. Sprendžiant iš aplankytų kambarių menamos istorijos, šie poeziją apibūdinantys žodžiai puikiai tinka apibendrinti ir parodoje Mes silpnesni už daiktus apžvelgiamam ją kūrusio žmogaus gyvenimui.